dažna. Pirmas dalykas, aišku, aš labai buvau nustebinta ir netikėtai užklupta to, kad jie visi yra lauke. Nes kaip visiems gerai žinoma, tai nesu aš baisiai užgrūdintas žmogus ir prasidėt visą laiką lauke buvo išbandymas karštam vandenį, tai viskas gerai, bet apie ėjimą plaukę tai nebuvo nė kalbos. O kitas dalykas, tai matosi, kad tai yra labai artima bendruomenė, nes jie sėdi aplinkui tą karšto vandens kubilą. Ir visi žino vienas kito vardus, visi vienas su kitu sveikina, žino jų vaikų vardus. Ir prie manęs, kai aš tik tai atėjau, atsisėdau ir įlipo toks grynai vikingas Islandų, su barzda, tatuiruotas nuo galvos kojų ant krūtinės, kaip ožio kaukolė, totemas. Tai tiesiog labai pasirodė juokinga, nes toks labai, kaip iš lankstinuko experiences. Tai vat, ar kartosiu? Nežinau, nes tikrai nesu pasiruošus dar plaukioti tame šaltį, nes tu išeini ir tave tiesiog tu visas šlapias, nes reikia nusimaudyti pilnai prieš lipant, nes jie beveik nenaudoja chlorkalkių, jie šiaip nenaudoja chlorkalkių, jie naudoja kažkokį labiau natūralų bakterijų naikinantį miksą. Ir tu išeini į lauką ir tave tiesiog trenkia tas vėjas stiprus. Ir šaltas ir tu tiesiog įlipi į tą kubilą, tai tam kubile buvo visai neblogai, nes jame karšta, bet tada man pasidarė per daug karšta, nes pradėjo kilt spaudimas ir aš tiesiog supratau, kad viskas reikia man dingti iš čia, reikia grįžti į saugią aplinką. Tai tokia patirtis. Yra šiek tiek saulės daugiau, tai užsibukinau savo South Coast of Iceland turą. Turėtų būti 10 valandų, tai nuo 8 pradėsim. Ir reikia būti Reikjavike 8 valandą, kadangi čia autobusai taip anksti nevažinėja. Tai atvažiavau dabar stoti. Važiuosim, būsim Reikjavike kokią 4 ir tikiuosi šiandien dar pasivaikščiot po miestą, nes praeitą kartą senamiestį taip ir nenuėjau ir nenuėjau į bažnyčią centrinę, kuri yra labai įdomi architektūra, tai šiek tiek primena Gaudį. Tai šiandien greičiausiai bus tokie planai. Tada eisim miegoti į tą patį
autobusų hostelį. Pasiėmiau 16 kambarių darbsą ir tai važiuosim į turą. Tai tokie planai. We wanna go away from here. Show you where's the place we're looking for. I know we wanna go away from here. So follow me to escape. Reality is not there. One life for dead. We found the answer to go. One life for dead. Where's the place we're looking for? I know we wanna go away from here. So follow me to escape. Reality is not there. One life for dead. We found the answer to get. Labas rytas, dabar turim be 5 minučių 7. Aš susimaišiau su laiku. Šiandien negalėjau užmigti, todėl kad šiaip buvo blogas miegas, nes žmonės kažkokius spiegiančius garsus leido. Ir nežinau, tiesiog, kai kada žmonės hostelėse biškai nespranta, kad jeigu 16 bankbedų, tai bus žmonių, kurie norės miegoti. Ir šiek tiek pritildyti balsus reikia primint. Tai, bet kuriuo atveju čia, ta prasme, yra pigiausia opcija, tai tu pat žinai, ką tu renkiesi ir aš neturiu dar problemų su miegu, bet tiesiog, kai kažkas garsiai šūkauja 3 nakties, tai atsibusi bet kokio amžiaus. Tai jo, bet kuriuo atveju pramegau ten 6 valandas, tai viskas dabar gerai, jaučiuosi pailsėjus, žvali ir pasiruošus Islandijos gamtai. Bet problema ta, kad aš susimaišiau su laiku. Buvo, ta prasme, aš galvau, kad 8, dabar 7, dar nėra. Tai einam tiesiog pasivaikščioti po Reykjaviko downtown ir galbūt susirast kokios pigios kavos. Tam, kad kažkur atsisėsti ir dar pakraut kamerą, nes nepilnai pasikrovus. Tai va, šiaip iš viso reikia džiaugtis, kad aš patekau čia, todėl kad vakar buvau rimtai išsigandus, nes atėjau jau visa tokia nebežvali į hostelį ir paaiškėjo, ta prasme, kad manęs, aš nebuvau susižiūrėjus savo kodo ėjimo. Nuėjau į Gmailą atsiųstas laiškas, kad mano apmokėjimas nepatvirtintas. Kadangi nepatvirtintas mokėjimas, tai nepatvirtintas ir pats užsakymas. Ir buvo duotas numeris,
paskambinau to numerį, aišku, receptionas čia veikia iki 9 valandos, niekas neatsako, tai kažkaip išėjo atblokuotas duris su kažkokiu kodu, kurį man buvo atsiuntę, bet tada tu atsirandi tokiai, kaip vidiniai salė, tai galvojau, ta prasme, blogiausia atveju tiesiog atsisėsiu ant grindų ir ten praleisiu naktį, bet atidarė duris moteris, kuri išeidinėjo, tai sugebėjau įeiti į tą pagrindinę salę, kurioj atidarė duris į mano kambarį vaikinas, kuris ten irgi turėjo miegot. Tai tiesiog viskas gerai išėjo. išaušo antras rytas Reikjavike. Einu dabar pasimti kruasaną iš tos pačias kepyklėlės. Žiauriai buvo gera vieta, geras hostelis. Tai jeigu Islandijoje Reikjavike būtumėt, tai
labiausiai rekomenduočiau, nes nuostabi vieta. Prasme, visiškai prie vandenyno, ten 10 metrų. Ir labai gražiai sutvarkytas, tikrai pigu. Labai, tokia turi savo veidą kažkokią. Ir vakar susipažinau su labai fainu žmogum, su kuriuo miegojom vienam kambarį. Čia gal tas visas žavesys hosteliu, kad tu tiesiog esi priverstas kaip ir bendrauti ir vėl pamatai, kiek įdomių žmonių yra. Šitas buvo amerikietis, kuris po skyrybų su žmona nusprendė išvažiuoti gyventi į Italiją. Iš dalies ir dėl to, kad AI'us, kaip jis įvardėjo, stole his job. Jis buvo žurnalistas. Tai dabar tas skiltis, kurias jis rašė, labai lengva yra sugeneruoti. Tiksliau, ir suredaguoti. Ir jis tiesiog nusprendė išvažiuoti į Italiją pagyventi. Tai labai buvo įdomu pasišnekėti apie meną, apie literatūrą, apie šiaip gyvenimo posūkius. Ir tiesiog reikia dažniau užmegzti pokalbis, nes labai įdomu žmonės yra šiam staliui. Gerai, viskas. Eime. Visada reikia visur eit. Jau bažnyčiai tai pagrindiniai, kurios vis dar pavadinimo nesugebu teisingai ištart. Hallgrímskirkja. Hallgrímskirkja. Į mišias sudalyvavau tarp vietinių, bet atsisėdau prie vyro, kuris man buvo labai malonus ir padėjo susigaudyti. Davė man anglišką bukletuką su angliškais žodžiais maldų. Ir vėliau po mišių jie turi tradiciją eit tokiam kaip pasisėdėjimai su kava, su tortu, su sumuštinukais. Aš galvau, kad ten tik tai tortukas, bet ne. Ten yra pilnas banketas, ten yra sumuštinių, ten yra visų sausainių, saldainių. Vienas tortas, tada kai tas buvo suvalgytas, buvo atneštas kitas tortas. Tada po mišių prie manęs priėjo tas pats vyras, kuris man padėjo ten išsiaiškinti ir pakvietė mane į tą pasisėdėjimą po mišių vietinių. Pasakė, kad aš esu labai laukiama. Įsišnekėjom, prašnekėjom valandą laiko prie kavos ir prie tortuko apie Dostojevskį, apie tikėjimą, apie Bibliją, apie mano pasirinkimų studijom, apie jo vaikus. Dabar einu į galeriją nacionalinę, nes nusprendžiau, kad muziejai bus šiek tiek per mažai laiko, nors ir antrą kartą, bet aš galbūt arba šiandien, arba kada nueisiu, kada turėsiu daugiau laiko, nes norėčiau atidžiau ten apžiūrėti. Ir tuo labiau biletas kainuoja virš 10 eurų, tai tiesiog norisi jau
išnaudoti tada. Tai tiek, einam dabar į nacionalinę galeriją, žiūrėsim, kaip ką ten islandai prikūrė gerą per egzistavimą savo.